Varau tada, pasirodo, atgal biškį Decathlon. Where's your energy, man? Ir radau, šito mane davė. Žiūriu, pabandžiau, sugalvojau, kad vienintelis dalykas, kas galėtų laikyti. Paukšt kažkoks, iPadą. Na, ką galiu pasakyti? Aš tikrai nesu per visą šitą kelionę taip ilgai buvęs vienoj vietoj ir toks šiandien atsikėliau šiek tiek suirzęs, nes galvoju, nemoku pasakyti ne, nes įkalbinėja ir aš, okei, pasiliksiu. Tai gana pasilikinėt, manau, reikia varyti toliau, išnaudoti tą laiką. Jau suprantu, kad neišeis apkeliauti tikriausiai visos salos. Pasižiūrėsim dar, kiek aš čia turiu palaukti dienų. Tai jeigu su šiandien 13 dienų, 13 parų. Na, tai tikrai nedaug. Mažiau nei 2 savaitės iš tiesų. Tai reikia taupyti laiką. Kadangi jau pažadėjau, kad pasiliksiu, tai dar nueisiu atsisveikinti. Bet tik tai su Ahmedu. Nueisiu atsisveikinsiu, palinkėsiu gero gyvenimo. Dar vienas dalykas dėl to mano kūrinuko molinio. Man sakė, kad jį iškaitins į pečių, bet gal aš pamiršau paklausti kada, nes aš įsivaizdavau, kad vakar mes tai turėjom daryti. Bet vakar aš Lukos paklausiau, jisai sako, blema, ten džiūs apie savaitę žinot. Tai va, tai čia tikrai mes savaitę nebūsim. Vakar šiaip apskritai atsisveikinau šiltai, kaip matėt, su jais. Tai manau viskas, laikas judėti. Vakar sulaužiu. Reikia dar į Decathloną, reikia video man šiandien įkelt. Labai daug reikalų, kažkaip atrodo ir nedaug nuveikiau. Aš čia tose Sirakūzuose pabuvau su jais, bet kažkaip nieko daug taip nepaveikiau, nemačiau, kažkaip jaučiuosi išvaistęs šiek tiek tą laiką, ne tiek, kiek jisai buvo vertas būti išnaudotas. Tai va, kažkokios tokios nuotaikėlės nekokios, bet pas mus viskas susitvarko greitai ir efektyviai. Tai svarbiausia, kad efektyviai susitvarkytų mums šitas. Nes nenorėčiau dabar dar 2 savaitės gyventi su tokia palapinė, nes jinai drasko ir plėšo šičia, tai dar čia labai negerai. Tai mums, bet tikiuosi Decathlone, čia yra Decathlonas Sirakūzuose, tai tikiuosi rasim kažkokią išeitį, pakeistą lanką. Įdomu, kaip bus čia tie lankai tokie skirtingi, vienas toksai, vienas didelis, kitas mažas, aš nežinau diametro, to ilgio nerašo. Vakar bandžiau per specifikacijas žiūrėtis šitos. Tai rašo tiesiog kokio diametro jisai, kokio storio ir koks jis pats tas lankas. Ilgių nerašo, tai nusinešiu, tikiuosi rasim kažką. O ką iš vakar papasakot? Vakar nefilmavau, matė daug, nes kažkaip jau kaip namo grįžęs pas juos ten įkritau, atsisėdau, pradėjom šnekėti, tai vakar daugiausia su Franku prašnekėjau, Francesku to senuku, nes jis prie bairių, žiaurus prie bairių, vakar anekdotus jis ten skaldė, žodžiu, itališkai mane mokino, ten suvaibinome su juo labai. Aš nežinau, aš nedrįsau paklausti, kiek jai metų tą juodaodį, bet man tai jinai tokia jauna atrodo, aš nepasakyčiau, kad jai virš 30 net. Kokie 27 atrodo, kokie 25 gal net. Ir taip, Giacomas prišovės ją. Sakau, kažkaip ten vidury, kažkur ten, ne vidury, jau į pabaigą, ten kokią 11, sakau, blema, šiandien ilgiau būnat negu įprastai žiūriu, nes vakar 10 pamatė, kad 10, užvakar tai yra, pamatė, kad 10 vakaro Giacomas, o Jėzau, reikia lėkti, nes tipo žmona laukia. Ir vakar sakau, biškį ilgiau būnat. Tai sako, kai Giacomo žmona šalia, tai sako, tai Giacomo žmona, sakau, jo, va, Evelina. Eik, tu galvoji, Giacomai. Jo. Tai va. Klausiau vakar, aiškiai šitas.
Tai papasakojo legendą jisai pasakojo apie 3 brolius, bet po to juoktis pradėjom, nes gal buvo 3 sesės, nesakau, tai kodėl tada moteriškas veidas, nes man toksai labiau į moterį neša šitas veidas, iš blakstienų, iš lūpų padažytų. Tai gal ir mums sako sesės, bet pasakojo, kad tipo yra kažkoks trikampis šitos salos, kurį laiko 3 sesės, ir jos ten pagal miestus pasiskirstė ir ten giliai nesupratau tos, bet tipo, kad yra 3 sesės, kurios laiko iš apačios tą salą ir neleidžia jai nuskęsti ir labai yra sakramentiškas dalykas. Tai apie šitą papasakojo, nes kažkaip nebuvo tokio veiksmo, kur kaip su Dominiku. Su Dominiku tai va, einam pafilmuosim, kaip čia darai tą tešlą. O čia nebuvo tokio. Toksai buvo svečiuose pasisėdėjimas, be jokios veiklos. Tai va. Tai esu biški piktas ant savęs, nes per ilgai aš tiek neveikiu daug kažko čia, kad tikrai būtų verta likti. Tai biški pikstu ant savęs, tai šiandien susirinku daiktus. Atsisveikinam su Achmedu, varom į Dekatloną, nusipirkti tikiuosi lanką rast ir keliausim kažkur biški toliau. Čia yra toksai Nota ar kažkoksai miestas, kur yra vynuogynai padaryti, tai man įdomu, visai norėčiau pasižiūrėti, gal ten kokie arkliai bus. Tai va, žodžiu, noriu judėti, noriu kažką veikti ir nesėdėti vietoj, nes čia toksai jaučiuosi, kad biški sėdžiu vietoj ir netgi savo storius nieko neįkeliu Instagram'e, tai va. Vakar dar aišku fainai, kad katakombose buvau, bet visa kita tokia. Tai va, tikiuosi šiandien bus geresnė, ačiū už dėmesį. Kau iš Pajūrio, vėl tos pačios vietos. Čia kaip mano namai, jau atsinešęs aš ir soliuką, ir paletę, kad galėčiau kuprinę pasidėti. Tai va, viskas. Drausiu valgyt ir vinioju iš čia. Čiau. Žodžiu, tai nusprendžiau užspeedrunint biškį. Tai reiškia, kad viską pagreitint. O ką reiškia? Kad pagreitint viską, tai šoksiu į autobusą, varau iki salelės, atsisveikinu su Achmedu, palinkiu gero gyvenimo, palieku savo paštą, tikiuosi atsiūs ir parodys, kaip vėliau gausis mano tos durelės ar ką ten aš sulipdžiau. Varau tada, pasirodo atgal biški Dekatlonas, tai iki Dekatlono kaip išeina kuo greičiau, tikiuosi rasim išeiti dėl tos palapinės lanko ir viskas, nuo ten pradedam keliauti, noriu biški pasivyt, tai jeigu ir kainuos koks vienas kitas autobusas, susimokėsiu, bet kad greitai viskas. Čiukšt. Iš tikro net nevalgęs, net pusryčių neturės, tai net nevalgiau nieko, greitai susidėjau ir viskas. Tai va, toksai planelis, kad greičiau biški kažką. Taking his time. Most of it falls, you should finish. Alright, no need. Gracias. No, I have it. I need. Miega. Bet jis ten su merga. Žaidžia. Europiam susimokėjau. Blemba, tai gerai, kad susistabdžiau, ne? Google rašo 121. O čia ant autobusų 122 parašyta. Gerai, kad susistabdžiau. Yo, bro. Hey, how are you? Why so? Where's your energy, man? Where's your energy? It's coming, bro. It's coming? It's coming. Hey, I was just passing by to say ciao. Ciao. Give me your address, maybe. Address, like the email or something. Maybe. Or do you have Anything, yeah, man. Of course. Do you have like paper? I have You have paper? Yeah, man. I have everything. Huh? Ready? Yeah. Excuse me.
So see you, bro. Yeah, it was really This nice to mine? meet you, man. Yeah, it's Nice to meet you. Yeah, man, really nice to meet you. I'm really glad I took that turn. Já como now here in the office. Huh? Já como in the office now. Yeah. Yeah. Well, I said yesterday goodbye. We said it. Bye, super. Yeah. So, bro. Take Man. care anywhere you go. Yeah, you too, man. If I will be in Syracuse, I will find Anywhere you. you go. This is yours. Take Yeah, care. have a good day. You have a good heart, bro. Ciao. Pamiršau paprašyti, kad atsiųstų tą, ką sulipdžiau. Nieko, gal pats atsiųs. Šiaip supratingas toksai, tai viskas greikus. Viskas, dabar į Decatloną. Tada dar reikia video pabaigti kurt, nedaug ten liko. Sukuriu video, įkeliu. Vėl, arba gal dabar reikia susirasti kažkur vietelę prisėsti. Pavalgyti pusryčius ir sumontuoti ir įkelt. Jo, jaučiu, taip darysiu. Taigi. Nu ką, pavėsi sėdėjau, sušalau, blema. Jau ta barzda užaugo čia per tam 1,5 mėnesio. Norisi nusitrumpinti, čia gerai, reikia patrumpinti. Didelė. Tai ką, nu toks ir speedrunas yra 15:06. Nepažiūrėjau greičio normaliai. Žiūriu, įjungia jisai man. Nu, mes įsijungiam, už tai jisai mane tą sako pasižiūrėk. Žiūriu download, ten 5 megabaitų per sekundę rodo greitis. Nu, ten pagal tą žodžiu, pagal tą schemą ten, kur rodo. Tai jau geras tinkantis man greitis. Galvoju, tipo šaunu. Davai prie stalo greičiau ir viską darau, o uploado nepasižiūrėjau greičiau. O uploadas buvo megas ar kiek. Pradėjau kelt, žiūriu valandą, kalkuliuoja, tipo, kiek kels valandą, žiūriu, 2 su biškiu. Nu tai ką, o aš jau ten užsisakiau porą rančinių, nu tai žodžiu, valgio, užsisakiau. Nu tai pasilikau, nu tai kol ten kėlė tą video, aš kitą video beveik daugiau gal negu pusę sukūriau. Tai vis tiek neišvaistytas laikas. Tai va, dabar varau iki Decatlono, būtinai tą pasižiūrėti lanką. Ir viskas, reikia kažkaip pavažiuoti Syrakuzą, kažkaip išlėkti iš čia. Tai va, tokios tokelės. Tokios tokelės žmonės iš Lietuvos. Tai kaip kitaip, jeigu su filmais atėjau į stotelę, įsijungiu, kad rodo, kad už 3 valandų tik tas autobusas atvažiuos. Tada, kada jau bus užsidaręs Decatlonas. Nu tai ką, dabar einu dar kažkur, kad kažkoks atvažiuoja, čia pusės valandos ir dar vis tiek reikės eit iki jo. Nu, klajūnas, keliauninkas, nu net iki Decatlono, 7 kilometrus nusigauti reikia kelių valandų. Tai tiesiog einu, pasigausiu tą. Nuvažiuosiu, kažkiek eisiu. Reikia būtinai, ta prasme, šiandien nusigaut, kad išsiaiškint, ar man ten išeis patvarkyti ar neišeis, kad negadint dienos, nakties, nes rytoj ką, vėl permiegu, kažką paveikiu šiandien, ne? Permiegu ir vėl, žodžiu, rytoj bandau nusigauti Decatloną. Nesąmonė. Reikia būtinai čia šiandien be kalbų ir žiūrėti, kas čia pavyksta, kas nepavyksta. Ne, žinokit. Čia yra taip tyčiojasi autobusų grafikai, kad aš net... Kai aš ten pasižiūrėjau, rašė po 6:55, variau, nes nežinau, kaip čia eit seksis, variau greitai. Stengiuosi greitai, kad tik tai spėčiau. Šlapės. Nu, nepermirkęs, bet šlapės. Ateinu čia, dabar jau rodo, kad po 7:10. Tai nukėlė 15 minučių. Keičiasi, čia realiu laiku jie važiuoja, aš nesuprantu. Nesvarbu tas grafikas. Ne visada, ta prasme. Dar 2 valandas turėtų dirbti. Tai turėčiau spėti. Nes šiaip nueit būčiau turėjęs spėti maždaug. Nes ten buvo 7 kilometrai ėjimo, biški viršaus, 7,5 sakykime. Tai būčiau spėjęs, bet čia tas pats gausis, kad aš nuvažiuosiu ir tada paeisiu. Nes reikės paeiti irgi kokius 2 kilus, tai tikrai čia. Tai va, gerai, laukiam.
Čia kaip tik prie stotelės yra farmacija. Blemba, galvoju, čia iš taškės aš to prakaito nemažai. Elektrolitų visai negeriu, galvoju, reikia eiti pasimti. Jau čia 1,5 mėnesio varau, nuėjau, du yra. Tai žodžiu, viena jisai pavadino ją daktarė ir jisai stovi. Bet jinai buvo užimta, tai ėjau pas jį. Sakau, turite elektrolitų? Jisai instinktyviai ne. Ir jinai girdžiu kažką pasakė, wait a moment, sako, tada jau jisai, wait a moment. Tai žodžiu, po to pasikvietė ją, kai jinai atsilaisvino, ieško jie tų elektrolitų, ieško, kažką man ten duoda, vitaminus, net nedruskas. Ir aš taip jau žiūriu, kad jie ten ta prasme, nesupranta, kas yra elektrolitai ar dar kažką. Ir žodžiu, pats pradėjau ieškoti, jie man ten rodo, aš paimu, pasižiūriu, bet pats ir radau, šito mane davė. Žiūriu, elektrolitai, žinai. Bum, pasižiūriu, gerai, tinka. Ten tipo iš mandagumo dar žiūrėjau jų tos variantus. Sakau, nu gerai, sakau, aš vis tiek šitą pasimsiu. Tas bičiukas man, good choice. Žodžiu, įdomu, ar dėl to, kad kalbos barjeras jie čia taip, bet elektrolitai, ta prasme, čia tarptautinis jau toksai, galima sakyti. Pats susiradau vaistiniai, vaistininkai net nežino. Tas iš vis instinktyviai, neturim. Visos turi vaistinės, jie neturi. Tai jokinga truputėlį pasidarė. Žodžiu, čia Sirakūzui. Jie įleidžia tik tai prie priekinės duris ir visą laiką prašo bilietuko. Tai dar 1,5 € išleido. Ačiū Dievui, atvažiavome. Vėluodamas dar. Atvažiavo 12 po. Alright, ciao. Jau matau, kad mes net paliekam Sirakūzos miestą. Tai antras kartas, kada jau praktiškai užmiestį Dekatlonas Katanėje tas pats buvo. Dabar beliko eit ir turim valandą. 8 būsim po 8:05. Nu, aš biškai greičiau einu. Tai gerai. Eik, turim tai, kokios čia olos gražios, pažiūrėkit. Šiaip esu nusivylęs šiek tiek savim ir Sirakūza pačia. Nes man daug kas sakė, kad jinai belia kaip graži, bet man, pavyzdžiui, Taormino buvo akim kažkaip daug įspūdingiau negu čia. Bet aš nelabai lankiau čia tos Sirakūzos. Tos pačius kelius myniau praktiškai, bet kažkaip vis tiek pats tas miestelis nebuvo toksai wow kažkoksai. Tai va, man kažkaip Taormino labiau patiko ir dar vaizdai kokie. Aplinkui ir aukštai galiu užlipti tiek. Yes, baby. Yes. Ir kaip tik yra pardė šalia. Pagaliau. Belia ką, tai neturi jie tų paulų visiškai. Turiu užsakinėti. Tai pabandžiau, sugalvojau, kad vienintelis dalykas, kas galėtų laikyti, tai pabandysiu sukalt šitą tokį smailesnį padaryti ir šitą užkalt ant jo. Gal kažkiek laikys, pažiūrėsim, nežinau. Būtų gerai gal dar lipnios juostos kokios užmest. Nu, bet pirma, čia žodžiu, konstrukcijos. Ir dar sakė, palauk, gal ten kažką sugalvos, bet abejoju. Būčiau aš. Taigi čia aliumas, kyla jisai. Žodžiu. Dar blogiau padariau dabar. Atiduotų nemokamai, tai būtų gerai meškerė. Nukirst tuos ir įkišt. Bet aišku, irgi storį dar reiktų žiūrėti. Bet būtų variantas. Visai meškerė, bet brangu. Per brangu. Ei, liūdna, negavau. Nieko negavau, iš vis jokių alternatyvų. Čia apie kažkokį centrą prekybos šnekėjo, bet in front of. Sako, priešais mus, ten kažkokia alta sfera. Žodžiu, eisiu, pasižiūrėsiu. Reikia apvaikščioti. Reikia į savo tą nueit prekybos centrą, kur žiūrėjau. Nežinau, šaika. Liūdna. Prisipirkau net valgyti iš to liūdėsio. Nusipirkau visą pilną viščiuką. Nusipirkau paprikų, nusipirkau bananų. Nusipirkau vandens. Ir dar lėviausia, kad mano yra tokia... Pala, pajungsiu kitą modą, nes tamsu jau. Ir kas yra lėviausia, kad nusipirkau
tą palapinę tokią išskirtinę, kad nėra, pavyzdžiui, Decathlone, nu ką jie, tik tai Decathlonų ir turi ten tas savo forklazui, tom palapinėm visokius dalykus. O vat tokia specifinė ir neturi. Ir apskritai, žiūrėjau internete, sunku ras čia jai. Tai toksai, žinau, kad namo grįžęs, tai susiderinčiau ir susitvarkyčiau viską, bet dabar čia tai net neįsivaizduoju, ten iš vis man siūlo, sako, tai Amazonu nusipirk. Jo, sakau, Amazonu, atsiūs man prie jūros, priveš adresu koordinatėm. Arba siūlo vienvietę palapinę, kur ta tokia forklaza didžiulė aplinkui, kur net aš jos pristatysiu, nu, žodžiu. Tai va, nu, rytoj reikės kažką pagalvoti, dar pamiklinti, o jeigu kas, jeigu blogai, jeigu nieko nerasiu, nu, teks kažkaip baigt kelionę sulūžusią, nu. Dabar tik tai lėviausiai, kad aš iš vis dar suskaldžiau dar labiau, tai reikia atsargiai. Tai žodžiu, šiąnakt dar pernakvosiu, o rytoj eisiu čia pasižvalgyti vis tiek. Į tą centrą nueisiu, apie kurį kalbėjau. Gal kažką sugalvosiu, gal kažką išlemensiu. Tai va, nu, baigiam liūdna nata, bet bent su maistu. O dabar einu ieškotis vietos prie jūros ir pabandyti pasistatyti palapinę. Žodžiu, nu kaip taip, nesuprantu. Viskas turi būti blogai. Lipau, prasipjau pirštą per kažkokį metalą. Einu, lipau per bėgius, čia ėjau link jūros. Tvora kažkokia. Pasileidau atgal, dabar išlindau, žiūriu, kad to tvora belė kiek čia tęsis. Ai, man. Kad ir kiek, nesprant, nori iki jūros nueiti, negali nueiti, nesuštart. Ai, dar į padą kažkoks pašinas sulindo. Visą dieną viskas gerai buvo, dabar čia šokau per krūmus. Paukšt kažkoks į padą. Tai nusiminėt batą. Išsispaust pašiną. Iš tų suprakaitavusių pėdų. Ir dabar dar eisiu, nežinia kiek eisiu, kad nueiti iki jūros. Smagumėlis. Nu jau galvau, radau kažką, bet nelabai. Tie žodžiai ten, nu parodysiu išeinant. Čia per tokius kuriozus einu, bet ten taip sužemėja viskas, kad ten tikrai nepraeisiu su kuprinė. Sminga kojos, čia belė kaip. Galvojau, kad bus ragas, bet lyg tai viskas gerai, tai žodžiai. Blemba, čia nėra vėlos, gal čia perlipčiau per šitą tvorą. Ten gal pavyktų man kuprinę dasinešti kažkaip. Vau, aš į čia. Kažkaip. Tvorą biškį galima. Kuprinę įmetu. Ir viskas lyg tai pasiekčiau. Tai taip ir darysiu. Einam, dabar parodysiu, per kur atėjau. Svarbiausia neįkristi į vandenį. Gerai, čia galiu šokti. Čia kieta. Visai. Nes ten dasidės to svorio nemažai, tai už šitų pasilaikysiu. Kažkaip, bet va čia, mėlieji. Va, gal net naują kelią reik daryti. Žodžiu, tas smėlis, tai yra nesveikai klampus. Bandom pralyst. Aukštis. Pabandysiu pradžiai taip. Žiūrėk, pavyks. Pavyko. Biškį tanketę pajungiam. Atsikabink. Opa.
Opa, kaip senukas. Kaip senis, vupšė. Opa. Gerai, dabar reikia nusileisti. Reikia matau, ko lipti. Gerai. Oi, tu kaip gerai. Geriau nei pirmą kartą. Šitam pečiu. Nesitikėjau, kad tai puikiai praeisiu. O! Kūrime. Atgulinį padavė. Nes įsikišęs kilimėlis. Kažkaip čia užsikėbė ratą. Fū. Gerai. Teks. Taip. Oho. Tai gerai, kad tas laikė. Kiek molio ant kojų. Great success. Great success. Gerai, perlipsiu tvorą, persitrauksiu šią. Kiek galim čia. Ai, blema, geri batai. Geri batai. Tai va, tokia kelionė buvo iki čia. Viskas. Eisiu ruoštis, eisiu atsigult, pabandysiu pasistatyti palapinę. Einu pavalgyt. Ir jo, tiek iš manęs šiandien. Būkit sveiki ir nedarykit taip, kaip aš darau. Man. Ei, žmonės, žiūrėkit, ką aš jums parodysiu. Žiūrėkit. Ei, pasitaisiau nuotaiką vakare. Blemba, prisiminiau, kad čia tokiam tam prie kuliukų buvo va, toksai vamzdelio gabaliukas. Ir aš nežinau, kam jisai skirtas. Gal jisai ir yra skirtas tokiam išgelbėjimam. Bet žodžio, aš jį ten dagrūdau. Tai šiaip ne taip, per 10 minučių dagrūdau. Nes šiaip užsilenkė pas mane tokie tie lankai. Tai pagrūst reikėjo, bet pavyko. Guten Tag. Very good. Nice.